Šimtamečių medžių apsuptyje, šalia didelio ežero, stūkso Suvalkijos perlų vadinami Pažyrių dvaro rūmai. Vilkaviškio rajono Puošmena vadinamas dvaras laukia atvykstančių turistų. Iš centrinio balkono atsiveria nuostabus vaizdas į kažkada net 4 kaštono eilėmis apsodintą alėją. Alėja, kuri tęsiasi kelius šimtus metrų ir skiria dvarą nuo pagrindinio tarptautinės reikšmės kelio. Prieš porą šimtmečių iš čia atsiverdavo visi keliai į tuometinę vakarų Europą. Kviečiame atvykti 18 amžiaus pabaigą, į laikus, kada žlugo lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir baltarusių laisvė, o Lietuvos teritoriją pasidalino, okupavo imperijos ir karalystės. Tokiame politinėme chaose 1799 metais į dangų pradėjo kilti puošnusis Pažyrių dvaro rūmas. Suvalkijos Puošmena vadinamų rūmų projekto autorius buvo garsus architektas, masonų ložės Gerasis Ganytojas Vilniuje narys Martynas Knafkusas. Finansais pasirūpino tuo metu Pažyriuose šeimininkavęs grafas lietuvis Zabiela, Kauno Raudondarių Zabielų giminės atstovas. Lietuvos dvarų kultūroje rūmai laikomi sentimentalaus klasicizmo architektūros pavyzdžių. Dvaras iškilo paskutinio Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio epochos žydėjimo dvasia. Ta žydėjimą sufleruoja priešais rūmus esantis puošnus, svečiams sutikti skirtas kiemas. Kiemas, kurio centre žaliuoja ovali veja. Sakoma, kad patys rūmai skęsdavo aukštų tankiai pasodintų medžių pavėsyje. Sename dvaro parke tyvuliavo 3 tvenkiniai, 2 iš jų išlikę iki šiol, o 3 paskendo už rūmų esančio ežero bangose. Minimuose vandens telkiniuose plaukiojo karpiai ir auksiniai žuvelės. Vandenyje nardė netgi iš Japonijos atvežtos dekoratyvinės vandens vištelės, o prie kiekvieno tvenkinio stovėjo mūrinės vynuogių, daržovių ir gėlių oranžerijos. Viename iš tvenkinių iki šiol žaliuoja nedidelė sala. Tokių tipų saleliai buvo pagrindiniai rūmų šeimininkų ir svečių linksmybių vieta lauko teritorijoje. Sename dvaro parke žaliuoja Pažyrių stelmužė vadinamas ąžuolas. Senojo glaustašakio aukštis siekia beveik 30 metrų. Manoma, kad medelis buvo pasodintas pirmojo rūmo pastatymo proga. Teigiama, kad jo amžius skaičiuoja jau 300 mečius. Sakoma, kad kamieną apkabina netgi 6 suaugę žmonės. Norėdami išgirsti daugiau intriguojančių istorijų ir nutikimų, kviečiame aplankyti Vilkaviškio rajone įsikūrusį Pažyrių sodybos kompleksą, kartu su gidu pasivaikščioti senojo dvaro takais, apkabinti Pažyrių stelmužę vadinamą 100-metį ąžuolą, užkopti į Belvederio vardu vadinamą apžvalgos bokštą ar pasivaikščioti ežero pakrantę. O kur dar 100-metis liepų alėjos ir aukso ragu vadinamas Pusiasalis, Vilkaviškio krašto muziejaus ekspozicijos, istorijos